lankėsi ne tik vietinės, bet ir kitų savivaldybių komandos. Savo jėgas futbole išbandė ir Seimo nariai. Asociacija Jaunoji Sūduva, vienijanti aktyvius Sūduvos krašto žmonės, veikia įvairiomis kryptimis. Tai parama sunkiai besiverčiantiems gyventojų viešų interesų gynimas, konsultavimas teisiniais klausimais ir daugelis kitų veiklų, tarp kurių ir jaunimo užimtumo skatinimas, organizuojant sporto, mokslo, pramoginius renginius. Anksčiau rengusi krepšinio, šįkart Kazlų Rūdai asociacija padovanojo įspūdingą futbolo šventę. Išgriauti miestelio arba pradedami griauti krepšinio aikštynai, mes kelis metus organizavom krepšinio šventės, tačiau šiais metais kilo grėsmė, jog galime tiesiog neturėti kur žaisti. Na ir pasaulio futbolo čempionatas mus įkvėpė pabandyti šiais metais surengti futbolo šventę. Į turnyrą suvažiavo Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kalvarijos, Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Šiaulių futbolo mėgėjų komandos. Suvažiavo visos Lietuvos komandos. 16 komandų nėra mažai. Tai vykdomos varžybos ir turnyrai 5 metai. Ir šiais metais, matot, padarėm įspūdingą renginį. Šventės metu pagerbti ir legendinės Kazlų Rūdos Šilo komandos veteranai, ilgus metus garsinę Kazlų Rūdos vardą. Kazlų Rūdos veteranų komanda džiugino žiūrovų akį turnyre susirinkusi su savo jėgas futbolo aikštėje bandžiusiais Seimo nariais. Daug Seimo narių žaidžia futbolą, aš nesu tikras futbolistas, bet karts nuo karto taip pat su jais paspardau kamuolį. Šiaip futbolas Seime turbūt yra populiaresnis už krepšinį. Tačiau aikštėje savo pranašumą įrodė Kazlų Rūdiečiai, Seimo narius įveikę rezultatu 3-0. O tarp kitų komandų virė atkaklios kovos, finalo nugalėtojai paaiškėjo tik po baudinių serijos. Trečiąją vietą turnyre iškovojo Kauno Justicijos futbolininkai, apdovanoti piniginiu prizu, taure, šampanu, medaliais ir bilietais į rungtynes Lietuva Lichtenšteinas. Antrąją vietą pelnė ekipa Foto Fabrikas, taip pat iš Kauno, gavę jau minėtas dovanas ir bilietus į rungtynes Lietuva Ispanija. O sėkmė lydėjo Marijampolės Arsenalo komanda, kuri ir tapo turnyro nugalėtoja. Be minėtų prizų gavusi bilietus į Europos čempionatų rungtynes Lietuva Škotija ir Lietuva Čekija. Šventėje be Seimo narių netrūko ir daugiau žinomų veidų. Varžybas komentavo profesionalus komentatorius Nerijus Kesminas, turnyrą stebėjo ir pats Lietuvos futbolo federacijos prezidentas. Labai gerai vertinu sumanimą, nes tai, kad vienoje vietoje tiek žmonių kartu ir linksminasi ir daug laiko praleidžia būtent futbolo aikštė ir šalia futbolo aikštės, turbūt yra man labai malonu. O jeigu kalbėti apie pačius organizatorius, tai yra malonu tai, kad jie vaikus apjungia ir kad užsiminėja tokio dideliu gerų daiktų kaip futbolo organizavimu. Federacijos prezidentas įsitikinęs, kad futbolas, ar jis žaidžiamas profesionalų ar mėgėjų, visada kelia tik geras emocijas. Pirmiausia, reikėtų neužmiršti, kad futbolas yra malonumas ir žaidžiama dėl malonumo, o sportiniai pasiekimai tai vaikai parodys, kai užaugs ir kai taps rinktinės nariais. Panašu, kad tokių Kazlų Rūda žada išauginti. Patinka dėl to, kad man patinka jį žaisti. O kas labiausiai patinka? Patinka, smagu, iš neturumų ką veikti. Aha. O kaip užaugs ir atstovausi Lietuvą ir nori? Jau. Norėčiau. Noriu gyvenimą sieti su futbolu. Aha, ir kaip tu sieti tą gyvenimą su futbolu? Nežinau net, kaip pasakyti. Nu, kaip užaugsi, ką darysi? Žaisiu futbolą. Ir už Lietuvą žaisti? Norėčiau. Šventėje dalyvavęs Kazlų Rūdos vicemeras džiaugėsi gražiu renginiu ir sakė, kad švenčių niekada nebus per daug, ypač sportinių. Sportui niekada aš pats nebuvau abejingas, kol jaunesnis dar buvau. Ir manau, kad sportas padeda žmogui tobulėti tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Ir Kazlų Rūdiečiam tai bus malonių akimirkų praleidimų laikas. Asociacija Jaunoji Sūduva panašių švenčių ir renginių visuomeniai žada ir ateityje.